Kodėl jūsų gyvenimas netoks, kokį jūs įsivaizduojate? Netoks, kaip jūs planuojate. Ir jis netaip suveikia, kaip galbūt jūs norėjote arba tiek, kiek jūs dėjot pastangų. Ir norėčiau pasidalinti tom, kad mano praktikoje aš pastebėjau tai, kad visi be išimties žmonės praeina ir susiduria su viena didžiausia problema. Ir kad žmonės galėtų jau pasinaudoti mano paslaugom, kad aš galėčiau jų situaciją, galima sakyti, sudėti, įsiaiškinti ir papasakot, kodėl ir būtent kur ir kokia ten buvo priežastis, tai žmonėms iš tikrųjų reikia labai daug padirbėti. Ir padirbėti, jeigu taip galima būtų įsireikšti, tam tikros ligos, kurie tiesiog 90% žmonės turi. O tai yra liga, kad aš laukiu stebuklo, nieko nedarydama arba nedarydamas. Aš laukiu stebuklo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad paima kokį nors žemėlapį, jeigu taip galima būtų pasakyti, priklijuoja ten jachtas, namus, antrą pusę, ten mašinas, ten dar kažkas, ten brangbenkinius, dar kažko tai. Ir žmonės sėdi ir ten arba vieni meldžiasi, arba vieni medituoja, arba dar kažką tai daro. Praeina metai, praeina 2, 3, 5, 10, 20 metų ir stebuklas neįvyks. Ir kas taip jums, jeigu jūs pagalvokit, kas jums pasakė, kad turėtų įvykti stebuklas? Iš kur? Iš kokių pusių? Kaip? Pagal kokius principus tai gali įvykti? Nes stebuklas gali įvykti tik tada, kada jūs darysit veiksmus. Tai yra, aš nubrėžiu planą, pagal planą tą sudėliu į tikslus ir įgyvendinu tai, darydamas tam tikrus tikslus. O kaip galima sėdėti prie žemėlapio arba melstis, medituotis ir tiesiog stebuklas kažkoks tai įvyks. O tarkim, kad čia jūs matot yra kalnai. Ir kad atvažiuoti ir pamatyti tos kalnus, reikia padaryti veiksmą. Tu atvažiuoji, įdedi pastangų ir tu gali grožėtis šitų, galima sakyti, vaizdų. O kada tu nepadarai veiksmo, tai kaip galima kažko tai tikėti, sėdėti ant sofos, kad kalnas atvažiuotų? Taip neveikia. Tai esmė yra tame, kad jums, tie, kurie nori, kad gyvenimas įsijungtų, jums reikia, jeigu taip galima pasakyti, įsigydytis nuo šitos ligos. Jūs turite savo pradėti statyti tikslus ir turėti suvokimą, kad šiaip savo niekas neateina jūsų gyvenimą. Viskas ateina tik per pastangas. Ir tie, kurie išgirdo arba atpažino save šitam video, aš kviečiu į konsultaciją. Registruokitės į konsultaciją ir aš jums paaiškinsiu, kodėl jūsų gyvenimas neveikia, kas įvyko, iš kokios pusės, kas užblokavo, kas jau privertė tom patikėti, kad viskas yra taip, stebuklas įvyks ir aš jums pagrįsiu ir paaiškinsiu, kad taip nebus. Taigi kviečiu kiekvieną į konsultaciją.